Planuojamas naujas tiltas per Dangę. Ir iš pirmo žvilgsnio tai skamba kaip geras projektas. Daugiau susisiekimo, mažesni srautai centre, patogiau judėti po miestą. Bet kuo daugiau pradedi gilintis į šitą istoriją, tuo daugiau klausimų atsiranda. Nes šiandien jau nemaža dalis klaipėdiečių kelia labai paprastą klausimą. Ar mums iš vis reikia tokio tilto automobiliams? Gal užtektų pėsčiųjų ir dviračiųjų tilto? Ir čia svarbiausia dalis. Toks variantas jau buvo. Laikinas pėsčiųjų tiltas buvo išbandytas, žmonės jo realiai naudojusi. Erdvė tapo gyva, patraukli, orientuota į žmonės, o ne į automobilius. Per tą laiką tiltą kirto daugiau nei 363 tūkstančiai žmonių. Tai nėra teorija, tai realus naudojimasis. Šiai dienai vėl yra laikinas pėsčiųjų tiltas. Ir tada natūraliai kyla klausimas, jeigu sprendimas veikia, kodėl jo atsisakom? Nes dabar vietoj to siūlomas visai kitas variantas – pilnavertis tiltas automobiliams. Projektas, kuris keistų visą Dangės pakrantės charakterį. Ir čia prasideda įdomiausia dalis, nes dabartinis Klaipėdos meras Arvydas Vaitkus anksčiau pats kalbėjo, kad tokio dydžio tilto nereikia. Buvo kalbama apie pėsčiųjų tiltą, apie lengvesnį sprendimą, o ne apie 4 ar 2 eismo juostų projektą su transporto srautais. Tai klausimas labai paprastas, kas pasikeitė? Ar pasikeitė situacija mieste, ar pasikeitė požiūris atsisėdusi mero kėdę? Nes dabar atrodo, kad projektas stumiamas visai kita kryptimi. Ir čia yra dar vienas labai svarbus momentas, apie kurį kalbama per mažai. Šitas projektas nėra naujas, jis buvo pradėtas projektuotas ir galų gale sustabdytas. 2020 metais paaiškėjo, kad net kelios institucijos tokio projekto nederins. Ir Klaipėdos savivaldybė nutraukė sutartį su projektuotojais. Atrodė, kad tuo metu šitam tiltui buvo pradėtas galutinis taškas. Bet svarbiausia ne tai. Svarbiausia, kiek tai jau kainavo pinigų. Tuo metu už projektavimo darbus jau buvo sumokėta apie 452 tūkstančius eurų. Vėliau dar vyko derybos dėl likusio apmokėjimo. Ir galų gale buvo sumokėta dar apie 194 tūkstančius eurų. Tai iš viso gaunasi apie 650 tūkstančių eurų. Ir kalbam apie projektą, kuris tuo metu buvo sustabdytas. Tai natūraliai kyla klausimas, ar normalu, kad tokie pinigai išleidžiami projektui, kuris nepasiekė jokio realaus rezultato. Ir dabar po kelių metų mes vėl grįžtam prie to paties klausimo, tik jau su dar didesnėmis ambicijomis. Savivaldybė sako, kad šitas projektas yra strategiškai svarbus miestui, kad jis sujungs skirtingas miesto dalis, pagerins judėjimą ir turės ilgalaikę naudą. Bet to pačiu dalis gyventojų sako visai ką kitą. Visą laiką akcentuojama, kad žmonėm patiko laikinas tiltas, kuris buvo pėsčiųjų, bet kažkodėl tuoj pat pateikiama, kad tai bus autotransporto tiltas. Va šičia ir prasidėjo tie nesutarimai. Tai čia gal susijęs su vystytojais tais, kur čia šalimais? Sunku pasakyti, nes ir ta informacija irgi tokia dvejopa. Iš savivaldybės girdim, kad vystytojai spaudžia dėl kelio, nes nauja kuriam nebus kur važiuoti, o iš vystytojų girdim, kad kaip tik savivaldybė jo spaudžia tą tiltą projektuoti. Tai va. Žmonės nėra prieš tiltą kaip tokį, bet jie aiškiai sako, kad nenori automobilių tilto šitoje vietoje, nes tai keistų Dangės pakrantės charakterį, kurį dabar yra skirta žmonėms, pasivaikščiojimams, laisvalaikiui. Daugiau automobilių šioje vietoje reikštų daugiau triukšmo, daugiau taršos ir mažiau erdvės žmonėms. Buvo kuriamos iniciatyvos rinkti parašai, vyko diskusijos, bet iki šiol gyventojų atstovams net nepavyko normaliai susitikti su meru. Ir tada lieka pagrindinis klausimas, kam šitas projektas iš tikrųjų skirtas? Ar jis sprendžia realią miesto problemą, ar tai tiesiog dar vienas didelis projektas, kuris gražiai atrodo planuose? Nes projektas tikrai didelis, pinigai taip pat bus dideli. Ir čia dar vienas svarbus momentas. Žmonės bandė tai išsakyti, bet ar nauda bus tokio padydžio, čia jau visai kitas klausimas. Ir galbūt tiltas atsiras, bet ar nuo to Klaipėda taps patogesnis, gyvesnis ir geresnis miestas gyventi? To tikrai verta abejoti ir apie tai kalbėti. Parašyk komentaruose, kaip tu manai, ar Klaipėdai reikia tokio tilto automobiliams, ar užtektų pėsčiųjų ir dviračių sprendimo, kaip mano daugelis. Iki.